Sveiki visi. Vėl sveikinuosi su jumis maloniame pokalbyje su Jolanta Braziene. Pokalbis bus tokia tema, kuri iš pirmo žvilgsnio gali pasirodyti nemaloni, todėl kad baugoka, todėl kad nesuprantama, bet kalbant su maloniu žmogum, kuris gali paaiškinti dalykus, kurių mes nesuprantam, kuris gali atsakyti į klausimus, kurie mums kelia baimę, pokalbis tikrai bus malonus. Tai pokalbio tema yra, kas yra juodoji energija. Tai labas Jolanta. Labas Dalia, labas visi, kurie žiūrės šitą mūsų įrašą, tikimės, kad kažkiek iš to pasiimsit naudos. Oi, naudos tikrai bus, todėl kad iš tikrųjų visi bijo tokio dalyko kaip užkalbėjimas, kaip prakeiksmas, kaip blogo palinkėjimai, kaip pikta akis. Ir ar visi tie dalykai yra, ar jų reikia bijoti ir kas apskritai tai yra, tai va, tiesiog dabar pabandyk mum ir papasakoti. Taip, tie visi dalykai yra. Tik reikia jų bijoti, manau, kad bijoti galima iki to momento, kol tu suvoki, kas tai yra. Taip ir mano gyvenime buvo. Buvo visko. Ir išjautimų, ypatingai, kada pradėjau atidarinėti savo matymą, dirbti su praeitais gyvenimais, va tie, kaip sako, energetiniai nukirtimai, čia ir yra tas juodosios magijos poveikis. Ir aš pradėjau žiūrinėti, o iš kur tai ateina? Kas iš viso tai yra ir kodėl tai vyksta gyvenime, kodėl atguli į lovą visai dienai, nors ten ligos jokios niekas iš tikrųjų nerastų. Ir tada labai aiškiai gavau suvokimą, pamatymą, gal aš taip sakyčiau, atidarius tą savo trečią akį, kada ėjau į praeitus gyvenimus, kad viskas ateina iš ten. Kad aš tiesiog pati savo daug buvau susistačius gyvenime kliūčių, kad ateinu iki tam tikro lygmens, pasiekiu sąmonės lygį tam tikrą ir kad nekilti aukščiau, nes patirtis iš praeitų gyvenimų rodo, kad ten aš patyriau sudėtingus jausmus, sudėtingą išgyvenimą, neišlaikiau emocinį arba psichologinį kažkokį tai bloką, net laikiau smūgį galų gale ir aš patirtį įgijau blogą. Nuo to man kyla baimė. Tada tuose praeitos įsikūnymuose aš savo pasistatau taisyklę, kad ne, ten negerai lipti. Va, matai, kaip buvo iki šiol. Tai aš daugiau niekada gyvenime to nedarysiu, niekada neisiu, niekada neklausiu arba nekišiu nosies. Ir tai susidaro mes patys blokus, vienaip ar kitaip. Gavę iš kaimynės blogą palinkėjimą, nežinau, kokį nors užkalbėjimą. Užkalbėjimas kas yra? Kas yra juodoji magija? Juodoji magija nebūtinai yra, kad aš sėdžiu ir darau burtus, kalbu, rišu, ką nors, paskui sudeginu ir taip toliau. Tiesiog stipresnis žmogus su stipresne mentalinė erdvė, reiškia, mano pasakytas žodis, lydimas stipros emocijos, taip pat sudaro juodąją magiją. Jis taip pat pasiunčia žmogui juodą tamsią energiją, kuri gali jį pakirsti. Bet, iš karto pasakysiu, niekada to neatsitiks, jeigu tai nėra įraše mūsų energetiniai struktūroje. Jeigu tai nėra kaip galimybė atsilaisvinti nuo karmos, atrišti savo santykį su tam tikru žmogumi, energiją, situaciją ir taip toliau ir taip toliau. Taip kad jeigu mums šitam gyvenime atsitinka kažkokie blogi dalykai, nužiūrėjimai, palinkėjimai, išsipildo kažkokie, tai galbūt juodoji magija suaktyvėja, negatyvas, visada reikia žinoti, kad tai yra atėję iš mano praeities. Nė vieno čia gyvenančio žmogaus šitoje žemėje, bent jau tie, kurie ateina pas mane į seansus, aš nesutikau, kuris nebūtų rinkęs patirties tamsiojoj pusėje. O ar galėtum tiesiog šiek tiek, paminėjai, kad žmonės ateina pas tave į seansus, jie ateina vedami to tokio jausmo, kad tarsi kažkokia tai juoda energija juos skriaudžia, ar ne, juos užplūdo. Kokia yra simptomatika, jeigu taip kaip į ligą pažiūrėtumėm, ką jie jaučia, su kokiom bėdom jie ateina ir kokios pagalbos jie prašo? Yra įvairiai.
Vieni ateina todėl, kad prasideda nelaimių virtinė. Bet nelaimės yra skaudžios. Imkim, pradžioje gal susilaužo koją, paskui papuola į avariją ne vieną, tada kerta per, imkim, artimo ten ligą galbūt sunkia. Bet tos nelaimės jos, praktiškai viena po kitos eina. Ir jeigu tai lydi metus, 2, tai jau reikia iš tikrųjų žiūrėti. Jeigu tai yra tik mėnuo, 2, tai nieko baisaus, gali aktyvuotis iki pusės metų, aktyvuojasi karminiai dalykai, kur lydi irgi nelaimė po nelaimės. Bet būna taip, kad jeigu tu dar prisimeni, kad tas pats vos nebuvo ir mano močiutei, arba ten seneliui, arba ten mano tėvams kažką, tai irgi, kad tenais miršta jaunas senelis, miršta jaunas tėvas, miršta jaunas galbūt tavo sūnus, nedaug dieve mirs jaunas ir tavo anūkas. Ir tie dalykai, bet būna ir taip, kad žmonės ateina ir sako, mane spaudžia, mane smaugia kažkokia energija, paryčiais įveda į stupurą prieš užmiegant arba prieš prabundant, arba naktį sapnuoja, kaip puola kažkas ir kvėpuot negali, realiai jaučia žmonės šalia stovinčią energiją blogąją, ta, kuri kelia šiurpą, paniką per kūną eina, arba bildukai namuose būna, vėlgi visko būna. Yra labai įvairių. Kiti girdi balsus savo galvoje, kur sako ten daryti vieną ar kitą dalyką, pavyzdžiui, ar ne, ten nurodinėja, nes kitaip ten bus blogai. Šitų būdų yra įvairiausių ir ligų yra pastatyta iš tikrųjų, ar ne, ir šizofrenija, ir maniakinė depresija vėlgi, tokios kaip ligos. Ir kai kurios ligos, kurios nedaeina iki pačios šizofrenijos, galima išgydyti. Ir iš viso galima atlaisvinti ir išgydyti, mano manimu, visas ligas, jeigu žmogus pripažįsta, kad tai pas mane yra, jeigu jisai dar skiria realybę nuo nerealybės, vėlgi. Kada pažeista psichika yra, čia jau truputėlį kitokie dalykai neša. Jau su energetika nelabai padirbsi, nes kaip tik energetika spaudžia žmogų, jis tiesiog nesuvokia daug ko. Bet jeigu dar yra blaivios sąmonės tame noro, problemų nėra atsilaisvinti iš tikrųjų. Tai yra tai, kaip mes galim atpažinti, kada yra. O ką reikia, atpažinus, ką reikia daryti? Iš karto ieškoti žmogaus, kuris tau padės, ar žmogus pats gali dar irgi kažkaip savo padėti? Žinoma, galima pačiam. Pirmiausia, reikia pradėti nuo maldų. Ar ne? Į ką mes atsikreipiam? Tai, ko tu nematai, su tuo, ką matai, neiššluosi su šluotelė. Nors ir tai galima iššluoti, mano vyras vieną kartą iššlavė. Aš žmogus atsinešė viską, iššlavė į šluotelę ir daugiau čia neateikit. Tas žmogus daugiau neatėjo. Ir taip galima. Maldos labai padeda. Aišku, viskas padeda, kas yra atributai, kas susiję su šiuo gyvenimu, šiuo laikmečiu, tai pati bažnyčia ir kunigas, ir šventintas vanduo, šventinta žvakė, malda ir su žvakė apeiti, yra ir pelynas, kur galim namus, natūralus mūsų lietuviškas pelynas, su kuriuo galima praeiti namus, pravalyti, ir šakelė. Pamiršau, spygliuotis yra. Kadagio šakelės irgi, vėlgi su malda. Bet pagrindinis dalykas, ar ne? Tai neveikia būtent tas vanduo ten, kadagys arba žvakė. Veikia žmogaus tikėjimas, kad aš tuo tikiu ir galiu apsisaugoti, galiu apsivalyti. Visą šitą reikalą blogą energiją palikti žmogaus arba ten būtą namą išvalyti nuo blogos energijos galų gale. Kai pačiam prasideda kažkas tai sudėtingo, sunkaus, tai ne visada veiks, bet malda veikia. Kalbant maldą, aš galiu atmelsti tai, kas mano gyvenime prasidėjo. Dažniausiai žmonės labai intuityviai jaučia, ką reikia daryti. Ir šitoj vietoj reikėtų klausyti savęs. Bet dabar norėčiau pakalbėti, o iš kas tai yra ta tamsioji energija? Jo, nes dabar, kai tu pasakoji, tai įsivaizduoji tiesiog tokį karikatūrinį vaizdelį, kaip kunigas švęstų vandeniu krapina ir velnias iš namų bėga ten uodegą raitydamas. Tai taip turbūt nėra, ar ne? Tai ne. Aš pasakysiu, kad kai aš dirbu, man subtilusis pasaulis pateikia vaizdą tokį, koks atitinka mano supratimą, suvokimą, kas tai yra. Mano protas irgi žingeidus, jisai smalsus yra, jam irgi reikia peno kažkokio. Tai man tokius vaizdelius pateikia iš tikrųjų.
Bet tai yra tai, ką aš matau filme, kuo aš galiu nuskaityti pačią materinę erdvę, kaip tas viskas vyksta. Aišku, būna ir juodi debesis ten, kur po to jau ten daug darinių, daug daugiau yra negu tai, ką mes jau žinom ir galim įsivaizduoti, kaip piešiam nuo mūsų senolių, senovės ar ne, ir taip toliau, ir taip toliau. Bet kodėlgi ne, ir toks išbėga. Tai kas yra juodoji energija, ar ne, ir iš kur jinai yra atsiradus? Dievas, kai kūrė žemę, turbūt visi žino, kad jisai vienodai sukūrė šviesą ir tamsą. Vienodai į žmogų įdėjo šviesos ir tamsos dalelytės, jos yra lygiavertės. Eidami per įsikūnijimus mes rinkom patirtį. Ir rinkom patirtį tiek šviesiojoje, tiek tamsiojoje pusėje. Vėlgi, kur daugiau rinkom, tai priklauso nuo mūsų sielos užduočių, kažkokių tai tikslų, galų gale krypties ir taip toliau. Aišku, būna taip, kad žmogus pastringa vienoje ar kitoje pusėje, bet manau, kad labiau pastringa tamsiojoje pusėje. Einant per įsikūnijimus, mes vėlgi renkam patirtis ir pastringam kartais tose patirtyse. Mes susikuriam tas vadinamasias situacijas, kuriuose užsisukam. Tai reiškia karminės situacijas. Jeigu aš kažkam daug blogo padariau, tai kažkuriam gyvenime aš tą lygsvarą turiu išlaikyti ir aš būtinai tai turiu atkentėti vienaip ar kitaip, atidirbti vienaip ar kitaip ir taip toliau. Dauguma žmonių, ir vėlgi ar ne, aš papasakosiu vieną situaciją, kada labai aiškiai man parodė, iš kur atsirado juodoji magija, taip vadinama. Mačiau, kaip, nežinau, kokioj civilizacijoje buvo palaikomieji vaidilutės tokios, kaip lietuviškai sakant, žynės, žyniai, kurie palaikė šviesą, tokią liepsną, šviesos energiją ir po truputėlį žmonėm skleisdavo tą energiją tam, kad jiems padėtų. Ta liepsna jie niekam nieką nedalino, jie niekada nemokė, kaip tai reikia daryti ir taip toliau. Ateidavo žmonės į šventyklą, didžiulė ten ne vidus, o laukas, tokia kaip aikštė, kurioje susirinkdavo žmonės ir tiesiog praskleisdavo tą energiją, padiskutuodavo su jais, duodavo kažkokių tai žinių ir taip toliau, kaip žmonėms gyventi. Ir vieną kartą tokia jauna žinė, kuri turėjo tapti paveldėtoja vyresniojo žynio įpėdinė, jai buvo, reiškia, tokia kaip pamoka. Jinai labai užsimanė padėti vienai moteriai, kurios gyvenime ten kažkas labai sunkaus buvo. Ir jie žinodami vis dėlto žiniai, kas atsitiks, leido tai moteriai, tai žiniai perduoti tą dalelę ugnelės. Jinai pirmoji iš žmonių paėmė mokinį pas save. Iš žmonių atėjo mokinė, ta moteris, kurią jinai perdavė tas žinias. Ir ta žinia labai gero norėjo iš tikrųjų. Bet jinai iš to gero norėdama padarė pradžią naudojimui tos energijos, kurią jinai perdavė juodai magijai. Nors jinai perdavė iš gerumo, vedina šitą, kad pagelbėti žmogui. Ta moteris, kuri po to dirbo su tom energijom, jinai taip pat vedina gerumo, skleidė, darė, padėjo, o vienam, kaip sakoma, ar ne, susigrąžinti vyrą, šiuolaikišką kalbą kalbėsiu, atpirkti kaltę, ten nudaigoti kokį nors gyvulį. Kiekvienas žmogus į tą pagalbos energiją įdeda kažką savo. Įdėdamas kažką savo, šventai tiki, kad tai gerą daro žmogui. Kiekvienas šventai tiki. Iš vienos pusės taip ir yra, žiūrint ir į visą tai. Iš kitos pusės, tam, kam aš darau gerą, tiesiog to žmogaus sąmonė nėra pasiruošusi pokyčiui. Kada nėra pasiruošusi pokyčiui, jis ją dar žemiau panaudoja, dar iškreipia jos energiją. Ir taip po truputėlį šita energija kreipėsi ir išsikreipė iki to, kad tapo kaip juodoji magija. Tada žmonės, turėdami tas žinias, nes iš tikrųjų tai yra šiaip šviesi, galinga, stipri, dieviškoji energija. Turėdami tą energiją, žmogus jau pagal savo suvokimą gali naudoti kam nori, kad ir šventai tikėdamas, kad tai yra šviesa.
Tai po truputėlį vis daugiau įpindami egoizmo, egoistiškumo, po to gal prasidėjo nauda visokeriopą ir asmeninė, ir valdžios prasme, ji iškrypo ta energija ir jinai tapo kaip juodoji magija. Ir vėlgi tai yra tikslinga mūsų gyvenime, kodėl Dievas nesuvaldė, nenutraukė to dalyko ir taip toliau. O todėl, kad tai yra patirtis. Visa tai irgi padėjo mums tankinti vibracijas, žeminti vibracijas į ten, į kur mes einam, ar ne? Va dabar esam pačiam tam tankiausiam taške ir po truputėlį mes atsispiriam ir pradedam savo evoliucijos suviniojimą, lipam atgal. Ir ką mes darom? Ir daug žmonių ateina, kurie vat iškeldami tokius matymus, tokius pojūčius, jie balosi nuo juodosios magijos. Stebėti reikia savo mintis, kaip atpažinti, ar aš turiu įdirbį kažkokios iš praeitų įsikūnijimų, ar ne, ten juodosios magijos ir taip toliau. Jeigu mano mintis blogoji labai greitai pasireiškia gyvenime, reiškia taip, aš turiu savo mintį stebėti, nekalbėti tai, kas man ant liežuvio užeina, palinkėjimus, vertinimus, pasiuntimus ir taip toliau, ir taip toliau. Dažniausiai tas visas palinkėjimas, jisai įvyksta pas žmogų, plus padidėja dvigubai, grįžta atgal. Jis niekur nedingsta, jis grįžta atgal, nori, nenori. Tai galima pasitikrinti, jeigu aš turiu tos galios, reiškia, mano palinkėjimas, jisai blogas, aš turiu omeny blogas palinkėjimas, įvyks ir greitai įvyks. Kodėl žmogus užduoda dažniausiai klausimą, blogas palinkėjimas įvyksta greičiau, ką aš palinkiu, o geras, pavyzdžiui, sunkiau įvyksta. O nuo vibracijų, todėl kad mūsų kolektyviniai sąmoniai yra žmonių daugiau su žema sąmonė. Čia ateinam tam, kad atidirbti karmą. Yra atėjusių stiprių žmonių, kurie laiko pusiausvyrą, bet daugiausiai ateinam mes atidirbti karmą. Reiškia, ateina žemesnės sąmonės žmonės, kadangi toje erdvės kolektyviniai sąmoniai to daugiau yra, tas daugiau ir išsipildo. Ir už tai tiek daug dabar yra žemėje sukurtų, sakyčiau, nesukurtų, bet įsikūrusių mokyklėlių ir taip toliau, ar ne, vedimų tų, kurių veda žmogaus sąmonės ten didina ir taip toliau. Ir kaip tame atskirti, kad nepapulti į kažkokį, ar ne, kad iš tikrųjų išsivaduoti iš tos energijos juodosios, tamsiosios. Tai šitoje situacijoje irgi yra nesudėtinga atpažinti. Jeigu šitoj sferoje, kur yra mane dominanti informacija, vedimas kažkoks, tai yra daug sąlygų, yra daug tokių taisyklių, kurios sako daug ne, nuneigia ir taip toliau, kurios nekelia mano dvasios, bet stato mane į rėmą, sakyčiau, ten labiau veikia per sunkumą praeiti. Tai nėra blogai, dėl to, kad yra sielų pasirinkusios, kurios nori, kuriems reikia taisyklių, kuriems reikia muštro kažkokio, tai ar ne, ir jų sąmonės dar nėra pasiruošusios šoktelti į viršų. Tai tie susibūrimai nėra blogi. Bet jeigu norisi laisvės, jūs iškart pajausit, kur mane riboja, turi neriboti mano laisvės, mano norų. Ateina žmonės, pas mane klientai, kuriems aš nebūtinai sakau, kad kilkim ten, už žmogui reikia. Žmogui reikia pajausti, kad jis yra teisingam gyvenimo kelyje. Aš daug sutikau, kurie yra iliuzijoje, bet to pačiu aš nuskaitau informaciją, kad jiems labai reikia tos iliuzijos. Kad jie toje iliuzijoje gaus patirties be galo svarbios jam šitame etape. Jeigu aš tą dalyką jam greitai pasakyčiau, jis net nesuvoktų tos, ką aš pasakyčiau tiesos, neišgirstų tos tiesos, jis vis tiek dar nueitų didesniais šuorais. Taip, kad šitoj situacijai visada kliaukite savimi. Kiek man laisvės reikia ir kiek laisvės iš tam tikro krypties, kur aš einu su žmonėmis, aš gaunu vėlgi. O tada dar toks klausimas būtų, ar yra įmanoma visiškai atsiriboti nuo tamsiųjų energijų, tarkim, visais tais būdais, kuriuos tu vardinai, ar vis dėlto kažkoks balansas tų energijų žmogaus gyvenime jisai turi būti ir lieka visada? Ar galima vien tik tai šviesoj gyventi, visiškai nebeturint tų tamsiųjų jėgų, kurios kelia baimę?
Galima. Tai yra siekiamybė iš tikrųjų, ar ne? Bet neatsikračius tos juodos energijos, o su ją susidraugavus ir padėjus jai tą juodąją energiją transformuotis. Čia šis laikas sakau, nu kiek tu šokinėsi ant vienos kojos, kiek tu šokinėsi ilgai, tu pavargsi, nori, nenori. Tu negali viena pusė rankos dešinė, kai ten koja, ranka veikti, dirbti ir pusę lūpų kalbėti. Negaliu. Šis pasaulis yra dualus. Mes kylam į kitą pasaulį, į kitą erdvę. Ir taip ateis laikas, kada aš išnersiu iš tų energijų, kada aš jas suvoksiu, jas pripažinsiu, kada aš pagarbos jiems pajausiu pagarbą tą juodąją pusę. Tai yra vienas iš kriterijų gerbti. O gerbti galiu kada? Tada, kada pažįstu tą dalyką. Tada aš iškelsiu galvą, aš tiesiog pakilsiu virš situacijos, va čia yra vienas sluoksnis, čia yra kitas sluoksnis. Bet tai nereiškia, kad aš uždarysiu, užblokuosiu, todėl kad tame yra teisimas, smerkimas, baimės ir taip toliau ir taip toliau. Aš su tomis energijomis tiesiog nepakilsiu virš to. Tai ir yra tamsioji pusė. Mumise yra ta tamsioji pusė. Baimės, negatyvas, jis mumise yra. Mes, dar kartą kartoju, susikūrėme tai praeituose įsikūnymuose. Aš susikūriau tai praeituose įsikūnymuose, kas šiame įsikūnyme su manim atsitinka. Aš pasirašiau scenarijų ir atėjau čia į šitą gyvenimą patirti vienokias ar kitokias, ar ne, situacijas. Dauguma žmonių, kodėl mano siela, tai jiems sunku priimti, kad jų siela tai pasirašė ir priėmė, nes jie yra, dažniausiai ateina sunkiausiame etape gyvenimo, kada yra tikrai sunku blaiviai priimti pačią situaciją. Tuo momentu nieko nelieka, tiek išgyventi. Vėlgi, einantiems sąmonėjimo keliu, aš irgi, kai ėjau sąmonėjimo keliu, aš vienu momentu suvokiau, kad toje tamsioje pusėje, kurią aš praėjau, kuri manyje yra, ten yra jėga. Ir aš dabar supratau, ar aš noriu atsikratyti tos jėgos. Galbūt neatsikratyti, bet aš noriu ją išmokti įvaldyti. Aš noriu tapti savo gyvenimo šeimininku. Tai reiškia, kad jeigu aš atsikratysiu tos tamsos, kuri manyje yra, tų negatyvių energijų, ar ne? Ar aš atsikratysiu jų iš tikrųjų, ar aš įsitikinsiu, kad jų nėra, įsikabinsiu į šviesą ir prarasiu galimybės apsiginti. Todėl, kad aš tame pamačiau didelę apsaugą. Tai yra laiku pasakyti ne. Koks tu dvasingas, jeigu visą laiką sakai ne, tu man padėti negali, tu man to duoti negali, tu man nemokamai šito suteikti negali. Taip, šviesos pusė sakytų, taip, aš tai galiu, prašau, nuolankumas ir taip toliau, bet tai mane išsekins, aš nebeturėsiu jėgos. O ką tamsioji pusė man padeda pasakyti ne. Vėlgi, negatyvi energija, pyktis, pavydas, jie gali pasitarnauti man kaip kuras. Man gali ir aš galiu į tikslą, iš pavydo. Bet po to aš susivokiu, kame reikalas, jeigu aš sąmoningai žiūriu į vėlgi ar ne, į šviesą ir į tamsą. Ką aš noriu apie tai pasakyti, kad reikia sąmoningai žiūrėti. Einant į šviesą, aš turiu turėti jėgos. Jėga, nori, nenori, pradžioj, vėlgi yra pradžioj, kada aš suvokiu tamsos naudą mano gyvenime. Ir netgi ne tamsos ir negatyvo. Čia tik tais taip yra įprasta mūsų pasaulyje kalbėti, kad tai yra negatyvu, tos energijos yra negatyvos, tos yra pozityvios. Kas jau suvokia, kad nėra negatyvo, kad nėra pozityvo, kad viskas yra vienis, tas iš to pasiims naudos. Kada aš irgi savo gyvenimą turėjau sūnų auklėti, bet nenorėdavau jausti tos pykčio energijos kažkokios taip, o jam kitaip neveikdavo, tai aš supratau, kad reikia pabandyti suvaidinti pykčio energiją. Ir aš įdavau ir suvaidindavau jam, bet išėjusi už durų uždarydavau, iš karto jausdavau, ar tai yra manyje, ar jinai sukilo, ar aš tik pasinaudojau tą energiją. Taip po truputėlį aš pradėjau mokytis naudotis tamsiąją energiją. Ne, to tamsiosiomis, minkim, tais tamsiaisiais, sunkiaisiais galbūt jausmais. Ir po truputį įvaldai. Tada, kada po truputėlį įvaldai tą dalyką, kada suvokiu, kad ne tik tai stiurli-purli šviesytė ir gražumas ir skridimas yra geras, bet kad labai reikia laikytis čia ant žemės, kas padeda iš tikrųjų sunkiosios energijos išlikti čia ant žemės,
kada aš su žmonėmis dirbu, ten skraidau aukštai, tiesos eina, suvokimai eina, aš pareinu tokia visa nušvitus. Ir aš pareidavau namo ir mane vaikai labai greitai ant žemės su tokiu garsu tekšt. Ir aš suprantu, kad tas mano dingo visas mano nušvitimas ir mano išmintis, kurią aš turėjau, bet aš to pačiu suvokdavau, kad tai yra taip sveika. Aš dėkodavau už tai. Aš ir įsižemindavau taip. Taip, kad šitoj vietoj labai turėti pusiausvyrą. Jėgos. Ar galima tada sakyti, kad vis dėlto svarbiausia šitam dalykai yra balansas. Balansas savo viduj ir tada automatiškai tu matai tą ir išoriai. Ir tarkim, jeigu tau atrodo, kad tave slegia ir gąsdina kažkas išoriai, tai tiesiog atsisuk į savo vidų, užsimk savistabą, pastebėk savo emocijas, pastebėk savo visus dalykus ir juos sudėliojęs viduj į kažkokias lentynas ir normas, tiek juodo, tiek balto, tada tu išoriai irgi gausi tą balansą. Taip, taip ir yra. Tik tai sakyčiau, kada aš jau pradedu pastebėti tą dalyką, ar ne, tada aš jau esu tam tikram lygmenyje. Ką daryti žmonėms, kurie dar to nepastebi, pavyzdžiui, kurie įkrenta. Ką jiem daryti, tikrai. Ir dar vienas dalykas, ar ne, yra tas blogo pasireiškimas manyje, kaip negatyvi energija, o yra iš kito ateinanti būtent ta pati negatyvi energija. Ne? Vat apie ką dar norėčiau pakalbėti, vėlgi, kad šitoj situacijoje išmokti prisimti atsakomybę. Bet čia labai noriu užakcentuoti nekaltė, kad su manim taip atsitiko, tai aš šioks toks anoks. O atsakomybė, kad jeigu su manim atsitiko toks dalykas, jeigu atėjo kažkas man lygioj vietoje davė į veidą, tai neatsakingas tas žmogus. Atsakingas tu aš. Todėl, kad reiškiasi ar šiame, gal ir ne šiame, praeituose įsikūnijimuose, aš tam žmogui kažkaip padariau blogo. Jis dabar man tik grąžino skolą. Jeigu mane apvogė, jeigu mane įskaudino, jeigu mane nuskriaudė ar mano artimą ir suteikė man skausmą kažkokį, tai tik aš už tai atsakinga. Ir žinot, pasakysiu, tuo momentu, kada aš tai suvokiau, kada tai įsisavinau, aš visiškai atsilaisvinau nuo žmonių. Man nebeliko žmonių, kurie man suteiktų, kurie mane valdytų, kurie mane įtakotų galų gale. Niekas, nei iš artimų, nei iš tolimų. Tai nereiškia, kad nebėra mano gyvenime jokių ten sunkumų ir taip toliau. Ne, jie yra. Tai mane augina, kas be ko. Bet aš pajutau laisvę. Valdžia būdavo bloga, ten nepakelia algos, neduoda kur gyventi, reikia pačiam užsidirbti, palūkanos didelis. Aš būdavau pavargusi ištisai nuo to, kad visas pasaulis yra blogas, tik aš viena esu gera. Ir kol aš atradau tą išėjimą, kad aš atsakinga už tai, aš atsakinga, aš nekalta, nieko, aš tiesiog esu atsakinga ir aš galiu pati išlaisvinti iš viso to. Ir kai prisėmiau atsakomybę, pas mane atėjo kūryba į gyvenimą. O gerai, jeigu niekas nekaltas aplinkui, jeigu nėra ką kaltinti, ką veikti tada? Tada reikia pradėti kažkaip tai kurti tą savo gyvenimą. Ir savęs tada nekaltinu taip, ir kaip kurti. Ir tada atėjo, kada ateina mintis, iškart paduodama yra srautas, galimybės, sinchroniškumo dėsnis, žmonės, situacijos, kaip kurti, kur eiti. Taip aš atsidūriau šitam praktiškai jau tokiam aktyviam, sakyčiau, praktikų kelyje tuo momentu. Dabar ką daryti, koks klausimas pakartok? Ką daryti, kad žmogui... Ką žmogus gali padaryti pats tam, kad būtų tas balansas juodo ir balto, šviesos ir tamsos? Mes kalbėjom, kad reikia būti tam tikram lygyje, kad tu galėtum užsimti savistabą ir pastebėti vidinės savo apraiškas tamsosios energijos, kurios ateina iš išorės į tave, tarsi atspindys. O ką daryti žmogui, kuris dar negali pastebėti ir atpažinti? Visada yra šalia mūsų tie, kurie mums padės tai padaryti, ar ne? Vyras, ten, nežinau, su blogu žodžiu, kur vis laik nepatenkintas yra ir taip toliau. Vaikas, kuris tyčia kažką padarys ir taip toliau. Ir čia ir yra tie rodikliai.
kad manyje yra tos energijos. Ir vėlgi, kokios energijos? Čia jau reikėtų pradėti domėtis savo kūnais. Mano mentalinis kūnas, kokios mano mintis, mano emocinis kūnas, kokie mano jausmai vyrauja dienos eigoje. Vėlgi, galima tada susimastyti, o kas ateina iš giminės kanalo, kaip elgiasi mano mama. Gal aš tiesiog kartoju mamos modelį, susikurtą ar ne gyvenimo žodžių galų gale junginius, regažo kažkokio, tai vėlgi reikėtų pasižiūrėti į tai. Reikėtų pasižiūrėti, kiek tame, ką aš darau, aš noriu daryti, kiek aš nenoriu daryti. Dauguma žmonių, aš manau, kad jau susimąsto ir dauguma žmonių jau pradėjo sakyti ne savo gyvenime. Ir tas ne, tai yra pirmasis žingsnelis, kad nedarysiu, nenoriu, tai ne mano, tai ne pagal mane, arba atstovėti vėlgi šitoj vietoj. Tai čia kas ima mane pačią, ar ne? Kai prasideda truputėlį sunkesni dalykai, kada ten užkalbėjimai kažkokie veikia, magijos galbūt iš šono, kada energijos kažkokios tai prilimpa prie manęs, ar ne, sudėtingos, sunkios. Kada prilimpa tos energijos dabar? Jos prilimpa tada, kada žmogus kažkuriam savo gyvenimo momente yra susilpnėjęs energetiškai. Energetinis laukas, biolaukas, psichika gali, ar ne, kada... Kaip būna, kad susilpnėjus imunitetui prasideda kokia nors herpė ant lūpos, tai čia susilpnėjus imunitetui dvasiniam gali tave koks piktukas prikipti. Gali, tarp kitko, ir labai dažnai prikimba, ar ne? Ir vėlgi, neprikips niekada, jeigu tai nėra pagal mano dieviškai planą. Niekada to dalyko neatsitiks. Jeigu tai nebus karminis dalykas, arba jeigu tai nebus dalykas, iš kurio aš gausiu daug jėgos ir patirties. Pas mane viskas, kas buvo, iš visko aš gavau patirties. Ir vėlgi, pagrindinis dalykas, kas man padės, tai žinojimas, kad tai irgi yra dieviška, kad tai mane moko, kad tai nebereikalo yra mano gyvenime duota, kad tai aš galiu susitvarkyti, valdyti. Tas žinojimas tai praktiškai prilygsta tam sprendimui. Kad aš susitvarkysiu su to, aš nepasiduosiu tam, aš išlipsiu iš to, aš pakeisiu šeimos, giminės kanalo modulį elgsenos kažkokios, ar ne, kurioje buvo labai daug, yra galbūt daug tų pačių energijų, kurias išgyvena, deklaruoja nesąmoningai žmonės. Tuo momentu žmogus va čia ir dabar mintimis taip ir pasako, aš viską sakiau mintimis, visi sprendimai priimi mintimis. Bet tam, kad tai vyktų, reikia savo gyvenime taip, aš noriu įveikti tokią ir tokią energiją, aš noriu sustiprinti savo energetiką, jėgą, pavyzdžiui, ar ne. Tai pagrindinis dalykas, aš pasisakau savo ketinimą, dar geriau pasirašau savo ketinimą, ir turiu įsipareigoti. O ką aš duosiu subtiliam pasauliui? Nes jie negali mums padėti, jeigu aš dėl to savo neįdedu kažkokių pastangų. Tai vat lengviausiai, ką galima šitoje vietoje, tai melstis. Mūsų tėvai dėl ko ir melsdavosi nuo pradžios, ar ne? Giesmės būdavo kažkokios vėlgi. Tai labiausiai padeda, kada yra tikslas, tikslingai. Va dabar aš mėnesį laiko melsiuosi už tai. Arba užsiimsiu kažkokiam praktikom už tai, arba kartosiu afirmacijas. Todėl, kad aš kiekvieną kartą, kada tai sakau, aš prisimenu savo ketinimą, dėl ko aš tai darau. Ir aš gaminu energiją, aš siunčiu energiją į subtilųjį pasaulį. Ir tada subtilusis pasaulis man gali padėti. Ir angelai, ir šventieji pakylėtieji gali padėti. Dar vienas dalykas, reikia jausti pagarbą juodajam pasauliui. Nereikia jausti pykčio, nusivylimo, silpnumo, noro atsiriboti, pabėgti ir taip toliau. Tai yra lygiai taip pat vertos pagarbos sąmonės, kaip ir šviesieji angelai ir taip toliau. Ten irgi yra hierarchija, kaip pas mus, tiktais jie dirba kitokį darbą. Vėlgi iš toj vietoj, kada aš pradėsiu jausti jiems pagarbą už tai, kas mano gyvenime vyksta, aš pradėsiu busti. Aš ne vieną patirtį seanso metu turėjau, kas išgelbėjo mane ir atlaisvino klientą nuo sunkių energijų, nuo apsėdimo, galima taip sakyti, tiesiog per pagarbą. Aš nejaučiu baimės jiems, tiesiog nejaučiu, nes aš žinau jų prigimtį, aš žinau jų tikslą ir aš žinau prasmę viso to. Tiesiog žinau.
Ir aš žinau, kad be mano laisvos valios niekas manęs negali užvaldyti, vėlgi pakenkti. Tai sakyk, o gal šitoje vietoje tada turi reikšmę žmogaus pasirinkimas, gal jis irgi gali rinktis, tarkim, yra toks pasakymas, kad tamsos ir šviesos jėgos kovoja dėl žmogaus, ar ne, kurioms jisai priklausys. Tai ar žmogus pats gali rinktis, tarkim, aš renkuosi šviesą, arba aš renkuosi tamsą, arba aš renkuosi balansą, kaip tas dalykas tada irgi vyksta? Tai ir yra pasirinkimas, kai aš sakiau, ar ne, kad aš išsakau ketinimą. Aš išsakau ketinimą pakeisti savo gyvenimą kažką. Išsilaisvinti iš to. Tai ir yra pasirinkimas. Ir pagrindinis dalykas, manau, kad dauguma žmonių einančių sąmonėjimo ir dvasinio keliu savo pasąmonę eina todėl, kad jie yra jau pasirinkę. Vėlgi. Žinoma, kaip tu sakai, tą pasirinkimą naudinga vis pasakyti. Pasakai ir pasakai. Aš kažkada turėjau maldą, pasirinkimo maldą, kaip aš renkuosi, kaip aš einu savo gyvenime, ir aš ją skaitydavau ilgai, aš ją skaitydavau protarpiais po mėnesį laiko, kad vis užtvirtinti savo tam tikro lygmens pasirinkimą ir toliau. Pagalbos yra daug. Svarbiausia visame tame, ką aš naudoju, visus tos įrankius, vėlgi kartoju, yra tikėjimas, kad tai ir vyks. Nes aš irgi atėjau dvasinį kelią, žinodama, kad aš neturiu jokio kito pasirinkimo. Liko tik tai. O tai veda man tik tikėjimas, kad tai ir įvyks. Nes nėra kitokios galimybės. Viskas, pagalbos iš šono neturėjau. Ilgai ėjau viena, man buvo be galo sunku. Tai mane išgelbėjo. Tikėjimas. Kad viską, ką aš naudoju, viskas tinka. Ir kaip ir tu sakei, kažkada aš mačiau, kaip iš manęs išėjo velniukas, gerutis, bet jis be galo turėjo stiprų juodo humoro jausmą. Tai buvo tas variklis, kurį aš būdžiavau sielą kolektyvo, vėlgi sakyčiau, visame kome neužsičiaupdama, kad užkišti tylą, kuri nejauki būdavo aš savo juokeliais ir kažkuom, tai ir mane už tai mylėjo. Ir kai jis išėjo, pas mane buvo tokia baimė, kad aš nebepritapsiu, man nebepavyks ir taip toliau. O jis man sėdėjo už kalniuko 3 mėnesius, kai aš tik apie jį pagalvodavau, man iškildavo vaizdas taip iš už kalno. Gal galiu sugrįžti? Nesakau, negali, viskas tai yra visiems laikams. Ir vėlgi, kada mes su pagarba tamsai, pripažindami savo pasiekimus, kuriuos mes esame įvaldę, padėkojam jam ir visą laiką, kaip sakai, renkamės šviesiąją pusę, kada aš eisiu, aš atsilaisvinsiu. Pagrindinis dalykas tai yra etapas dar, kada tu turi patvirtinti savo veiksmais visą tai. O ką reiškia patvirtinti veiksmais, kad tu pasirinkai šviesą? Tai ir yra minčių, jausmų ir veiksmų įvaldymas savo gyvenime. Tai paleisti iš savo mentalinės erdvės, neapkalbu, neteisiu, nesmerkiu, nevertinu, nieko, kaip sakant, žmonės paleidžiu, prisiimu atsakomybę tik už save. Su jausmais lygiai tas pats. Stengiuosi tuos jausmus, kurie kyla negatyvus, paleisti. Ir žinau, kad tai yra praeitis, kad tai yra mano įprotis, tai jausti tuos jausmus. Viskas. Ir aš tai paleidžiu, nes aš pasirinkau tikslą savo, kelio, kryptį, šviesos tikslą, neatsisakant tamsos, o įvaldant tai. O galima man pasidalinti, kaip aš paskutiniu metu elgiuosi su negatyviais jausmais, kurie ateina. Labai man patiko, aš dėl to pasidalinsiu. Gal tu pasakysi, kad tai neteisinga, bet man labai smagu. Kai man ateina pyktis arba kažkoks tai nerimas, nusiminimas, aš tada taip stapteliu ir sakau, kaip įdomu. Ir tiesiog pradedu žiūrėti, ir kasgi iš to bus. Ir negalvoju, kad, oi, kokia aš bloga, aš supykau. Aš galvoju, kaip įdomu, aš supykau. Ir man tada visas tas dalykas pavirsta iš to smalsumo, jisai prašviesėja tarsi. Tai vat, nežinau, ar tai kam nors tinka, bet man veikia. Tai yra labai naudinga. Ką tu padarai? Tu sustabdai čia ir dabar laiką. Tu sustabdai, atsibundi šitoje situacijoje ir neleidi automatizmui veikti. Kaip iš automatų pasileidži. Sustabdai tą laiką. Ir pradedi žiūrėti į jį. Kai aš tamsoje einu ir kažkur žiūrkė. Taigi, atrodo, iškris širdis per gerklę lauk. O kai
prožektorių arba su šviesa ją apšviečiu, ar ne, aš matau, kad tai žiurkė, aš galiu pasirinkti, kaip nuo jos švelniai pasitraukti, nors ir O gal nemalonu. tai net ne žiurkė, o maža pelytė, arba iš viso Tuo mielas labiau. bukuotas kačiukas, bet tamsoj. Taip. Ir tai būna šitoj vietoj vėlgi. Ir turiu pasirinkimą ir galimybę tada, kaip aš elgsiu šitoj vietoj. Tai va tai, ką tu darai, tu kiek situaciją apšvieti. Ja. Viskas. Stebi iš šono ir žiūri, kaip viskas išsispręs. Tai va tiesiog dėl ko norėjau padaryti šitą pašnekesį, atkreipti dėmesį. Pirmiausia, kas yra tamsa. Ir nebandyti nuo jos pabėgti, o bandyti savyje, kaip tu sakai, per pasirinkimą susidraugauti. Ir jinai nebeturės galios veikti mumyse nesąmoningai. O kai yra tikslas eiti šviesos keliu, tai šitoj vietoj mes dar išvalom juodąją energiją. Aš nežinau, kaip tai viską galim pačiam pasidaryti, nes aš šiol porėjau, aš viską pati pasidariau. Tai yra ir ketinimas toks, ir išjautimas toks, kad aš išvalau savo egoizmą įdėtą į šitą juodąją energiją, savo neteisingus poelgius, jausmus, savo egoistinius norus, kryptis, ketinimus, reiškia tai, ką aš mintimis noriu išvalyti iš jos, aš prašau atlaisvinti iš tos juodosios energijos. Tai, kaip aš prisidėjau prie jos žeminimo tų energijų, ar ne, nes ne vieną kartą jaučiau, kaip juodasis pasaulis, tamsusis, tas stiprusis pasaulis yra pavargęs nuo mūsų to nesąmoningumo, pykčių visų, kad jie turi darbuotis čia ir taip toliau, nes ateina ir jų laikas tobulėti, eiti, jie irgi eina evoliucijos keliu, jeigu yra Dievo kūriniai, žinoma, kad jie eina evoliucijos keliu. Tai šiuo atveju aš prisiimu atsakomybę už viską, kas vyksta. Ir kad aš prisiimu atsakomybę, man nebėra ką kaltinti. Viskas. Nebereikia ant kažko pykti, auginti kažkokį nerimą, kad čia su manim dabar kažkas atsitiks. Nieko neatsitiks, ko neturi atsitikti. Nuo mano tikėjimo priklauso, kas atsitiks ir kaip aš tai priimsiu. Baimės akys taip, be galo didelės. Bet šiuo atveju pagarba tamsai, pagarba savo. Aš irgi esu iš to sudarytas, vėlgi. O kas esu aš? Aš ir esu Dievas. Per mane veikia jo energija, per mane teka jo gyvybinės funkcijos, ko dėka aš galiu patirti, pasirinkti. Šitam pasaulyje mes renkamės tarp šitų dviejų polių. Renkamės. Kiekvieną sekundę, kiekvieną minutę. Ir čia nėra ko bijoti. Negi savęs dabar bijos. Taip, kad o ar galima dar pasakyti tada, metaforiškai apibendrinant, sakykim, kad galima rinktis tarp šviesos ir tamsos, bet galima ir pačiam būti šviesa arba tuo žibintu, kuriuo tu apšviesi aplinką ir kitiem būsi šviesa. Tai užsidegsi šviesą savyje ir aplinkui bus šviesiau. Ne tik pasirinksi šviesą, bet ir pats būsi šviesa. Žinoma. Tai yra pagrindinis dalykas, tada mes ir pradėsim degti, kaip sakyčiau, ar ne, žibėti, kada mes savyje pripažinsim visą save, kada mes pripažinsim, iš ko aš esu sudarytas ir leisiu šitai tamsiajai pusiai stiprinti mane, ne egoizmu, ar ne kažkokiamis blogomis savybėmis, o jėga ta, kurią aš įgijau. Ir aš tą jėgą tamsėje, naudodama šviesos tikslui, pasiekiu tai, ko aš ir atėjau čia į šitą pasaulį. Vienas iš kriterijų. Viskas. Mes privalom naudoti jėgą šviesiajai pusiai. Tai yra pagrindinis dalykas. Negi aš nenoriu ir naudotis to. Ir tada, sakysiu, anglis, ar ne, mes į pečių tas anglis, o kas nuo to vyks? Degs liepsna. Aš ir kūrensius. Ir malkas galim dėti, bet anglis yra juodas. Čia labai gera metafora gaunasi. Taip, kad nebijokim tos tamsiosios pusės. O pradėkim stiprinti tikėjimą, pasitikėjimą, kad viskas, kas vyksta mano gyvenime, yra tai, kas turi būti. Ir aš iš to pasiimsiu jėgos ir patirties. Tai mus tik augina. Jokių būdų nebijokim. Gerbkim Dievą. Gerbkim jo sudėtis visas, kurios yra. Kurios veikia mūsų gyvenime. Šitam pasauliu. Ir būkim žibintais. Ir bus šviesiau. Tai ačiū labai, Jolanta. Ačiū tau.
Ir tikiuosi, kad po šito pokalbio bus šviesiau, daug šviesiau visiems. Bent jau ir tegu būna ramiau visiems. Ramiau ir šviesiau. Ačiū. Dėkui ir iki kito karto. Iki.